Labas kolektyvas. Na, šiandien trumpą video apie techninę analizę padarykim. Tai kodėl svarbu yra toks dalykas kaip previous day high ir previous day low. Tai lietuviškai išvertus būtų prieš tai buvusios dienos aukštumas ir žemumas, ne? Tai vat parodysiu jums pavyzdį, dėl ko visi traderiai, instituciniai, market makeriai, visi stebi prieš tai buvusios dienos aukštumas ir žemumas. Tai vat paimkime Apple akciją ir pasižiūrėkim, čia pabrėžkim linijas, kad matytus, va čia buvo prieš tai buvusios dienos žemuma ir aukštuma. Ką mes matome, ne? Rinka kaip atsidarė? Atsidarė su gapu ir žiūrėkit, kas atsitiko. Rinka krito ir grįžo patikrinti prieš tai buvusių dienų žemumų. Kodėl taip atsitiko? Taip atsitinka labai dažnai, nes įsivaizduokit šitoj vietoj, va čia kaip užsidarė rinka ir atsidarė čia su gapu. Ir jeigu būtų nudėjus į apų, čia liko labai daug orderių. Vieni norėjo čia pirkti, parduoti, portinti ir uždaryti pozicijas ir taip toliau. Todėl labai dažnu atveju rinka grįžta į previous day low arba previous day high patikrinti lygį. Dėl ko? Dėl to, nes reikia susirinkti likvidumą, reikia susirasti užėjimų žmonėm, market makeriam reikia surinkti apyvartas, instituciniam irgi reikia atsidaryti, uždaryti orderius, dėl to dažnu atveju grįžta patikrinti arba nuvažiuoja toliau. Tai biški trumpą pertrauką dabar padarysiu. Savo pusę noriu pasakyti, kad nuo vasario 1 paleidžiam Discord bendruomenę. Tai kam įdomu tradinti, spekuliuoti, gauti edukacijų, tips and tricks apie investavimą, apie tradinimą, tai viskuo dalinsiuos mūsų bendruomeniai. Tai vat nuo vasario 1 startuoja. Tai jeigu įdomu, tradinimas, investavimas, techninė analizė, tai ten mokysimės apie viską plačiau. Tai prisegu savo e-mailą, parašykit, kam įdomu, savaitę bus galima pasibandyti visiškai nemokamai. Jeigu patiks, pasiliksit, jeigu nepatiks, žiūrėsit toliau YouTube video ir mokysitės iš to. Tai gerai, nu žiūrim toliau kitas dienas dabar. Tai imkim mane, prieš tai buvusios dienos aukštumos ir žemumos, ne? Nu ir va, ir čia atsidarė rinka. Ir žiūrim, ne? Atsidarė rinka ir ką mes čia matom? Kirto, grįžo patikrinti ir nuvažiavo į apačią. Čia buvo mūsų break and retest, kas jau žino iš kitų video. Ir pasižiūrėkit, čia po to grįžo vėl patikrino tą lygį, nepramušė jo ir nuvažiavo žemyn. Tai va, gerai, važiuojam prie kitos dienos. Tai biškai, kad suvokti, kas kur vyksta, tai pasižiūrim daugiau dienų. Tada, kad būtų jums aiškiau. Ne, pasižymim buvusios dienos aukštumą ir žemumą. Ką mes matom, kaip kitą dieną atsidarė rinka, šovė tiesiai iki mūsų lygio ir pasileido žemyn. Mūsų užėjimas šitą vietą, stopas virš lygio, profitas šitą vietą. Tai daug kas iš traderių naudoja šią strategiją kaip vieną pagrindinių strategijų. Nežinau, bet čia kaip kam turbūt. Vieniem patinka taip, kitiem nepatinka. Tai čia. Nes ne su visom akcijom tai galioja, bet su daugumą akcijų galioja. Tai gerai, kaip pavyzdys paimkim dar kokį, nežinau, Intelis gal mačiau, ten kažkaip taip visai neblogai žiūrėjasi. Tai, nu gerai, imkim. Čia, ne, šitą dieną. Čia buvo mūsų aukštumas ir čia buvo mūsų žemumas. Žiūrėkit, rinka atsidarė, pajudėjo iki to taško. Kodėl iki čia padėjo? Pažiūrėkit, čia buvo prieš tai previous day high. Čia buvo prieitos dienos aukštuma ir ką mes gavom, žiūrėkit, daužė, nepramušė lygio ir pasileido žemyn. Ne? Čia atrodo viskas taip paprasta, kaip žiūri tos grafikus, ne? Bet kaip prekiauja dienos prekyboje kartais ne visada pavyksta tokius pagauti. Todėl labai svarbu prieš atsidarant rinkai visada susižymėti lygius. Susižymim lygius, susižymim didžiuosius lygius, ten kur žymim 4 valandų, ne valandos, susižymim kitą spalvą, o prieš tai buvusios dienos ten žemumas, aukštumas galima susižymėti kitą spalvą, taip atskirsit, ar tas lygis labai stiprus, ar reikia kreipti dėmesį labai, ar nereikia. Tai va, tai žiūrėkit, tai čia, ne, šitą pasižiūrėjom, dabar pasižiūrėkim kitą dieną, irgi buvo čia, ne,
previous day low buvo šita vieta. Nu, ir žiūrėkit, kas atsitiko. Mūsų rinka atsidarė kitą dieną ir ką padarė? Šovė į viršų iki mūsų lygio ir pasileido žemyn. Kodėl šitą vietą? Nes previous day high buvo čia, ne? Ok, šitą treidą nepagavom, tarkim, išsigandom, čia tik rinka buvo atsidarius, iš ryto pabijojom, kur mūsų kitas treidas galėjo būti. Mūsų kitas treidas buvo čia. Break, retest padarėm ir nuvažiavom į apačią. Bet kodėl čia break and retest? Mūsų lygis buvo rytos dienos žemėmis. Tai va, tai čia galėjom paprekiauti tiek čia, tiek čia. Netgi ir čia iš tikrųjų grįžo ir va dar čia galėjom paprekiauti. 70 centų treidas su maža rizika. Tai va, kolektyvas, tai patys matot, kaip yra su ta previous day high, previous day low. Jeigu kilo kažkokių klausimų, rašykit komentarus, klauskit, bet manau, čia pakankamai aiškiai su pavyzdžiais paaiškinau, tai tikiuosi atėjo kažkoks suvokimas. Tai geros dienos, geros prekybos šią savaitę. Šią savaitę būkit biški atsargesnis su prekyba. Dabar turbūt tas yra etapas atėjęs, kur, kaip sakant, reikia treidinime, investavime, spekulacijai žinoti, kada gali eiti pilną koją, o kada gali eiti pusę kojos. Tai ši savaitė, aplamai šis laikotarpis turbūt yra ta, kur reikėtų eiti pusę kojos. Tai va, ir palinkės visiems eiti pusę kojos, būti atsargesniem ir mokytis prekybos. Tai va, sėkmės, iki.